Knygos ir skaitomos knygos, ir rašomos knygos yra galimybė pasimatuoti kitų žmonių gyvenimus. Tai pasakiau taip ant karštųjų, sugerės lažybą, po to palundra! Kaip aš čia padarysiu? Žodžiu, buvo tas baris. Taigi, įstrigęs į atmintį toksai Stepheno Kingo pavyzdys, kaip jisai supranta knygų rašymą, kaip jisai įsivaizduoja. Ir jisai sako, kad knygą rašyti tai kaip archeologui iškasinėti dinozaurų kaulus. Lietuvių literatūra, kiek aš ją esu skaitęs ir kiek visi mokyklose programuose einam, yra amžina nelaimių ir verkšlenimų literatūra. Vieni blogai, oi blogai, kaip tu jautys, ai, koks aš nelaimingas, oi. Aš suprantu, kad aš dabar kalbu erezijas, nes... Aiškiai būti savo gyvenimo autoriumi. Savo gyvenimo autorium turbūt labiausiai reiškia tai, kad karts nuo karto reikia pasiryžti išeiti iš įprastinio savo gyvenimo, iš savo komforto zonos. Kokia yra pagrindinė Tomo Mylistos žinutė, kurią tu norėjai perteikti pasauliu šitą knygą? Turbūt tokia ta žinutė yra, kad... Sveiki atvykę į Gyvenimo autoriaus pokalbio erdvę. Ši pokalbio erdvė yra skirta tiem žmonėm, kurie nori gyventi savo gyvenimą sąmoningai, kurie nori matyti kliūtis kaip galimybę judėti į priekį ir iš jų mokytis. Aš, Simonas, čia kalbinu žmonės, kurie būtent tą yra padarę, kurie gyvena savo gyvenimą su tikslu, kurie gyvena savo gyvenimą su prasme ir kurie siekia vis kažko naujo, neiti vien tik tai pasroviui, o kurti savo vagą, kurti savo srovę. Ir šiandieną labai džiaugiuosi galėdamas pasisveikinti su Tomu Mylista, kaip jis save prisistato. Tai yra žmogus, kuris praeitį, sako, yra praeitam gyvenime buvęs baobabų. Ir dėl šiame gyvenime daro daug įvairių dalykų. Žmogus gyvenęs net 5 šalyse, dirbęs ir diplomatijos, ir finansų, ir nekilnojamo turto, ir daug įvairių sričių pastaruoju metu buvo pasinėręs ir į interneto produktų kūrimą. Ir štai šiemet debiutuoja savo romanu, romanas Blogos manieros. Tomai, labai malonu, kad čia atvykai šiandien su mumis pasišnekėti, pasikalbėkime. Labai malonu, dėkui. Tomai, tai vis pirma, kas tu? Prisistatyk, kaip tave auditorija, kaip žiūrovai, kas tu? Lietuvos produktas, taip pasakysim. Mane gimęs Sovietų sąjungoje, užaugęs ir išaugintas Lietuvoje pats iš savęs. Yra žmogus, kuris tiesiog gimė labai dėkingų laikų. Gimė tuo laiku, kai atrodė, kad mūsų tas gyvenimas, kuris šviečiasi prieš akis, bus šūdina Sovietų sąjunga visą laiką. Ir ta Sovietų sąjunga, sugriuvo, susprogo ir atsidarė visos galimybės. Tai žmogus virš 50 metų turėjo galimybę patirti 2 pasaulius, 2 gyvenimus, gal jau ir 3 gyvena. Toks yra žmogus, kuris gimė gerų laikų ir jo pasinaudojo. Prieš podcastą šnekėjom su garsistu, sakau, norėjai parašyti knygą, sako, jo nori parašyti knygą. Kalbėjom su operatoriu, norėjai parašyti knygą. Taip, sako, nori parašyti knygą. Aš irgi noriu parašyti knygą, irgi galvoju. Bet ne vienas dar neparašėm. Ne? Tu parašai. Kaip gimė idėja visų pirma tą knygą parašyti, kas pastumėjo ir kodėl dabar? O tu mėgsti skaityti knygas? Mėgstu labai. Mėgsti skaityti. Tai rašyti knygą mano pasaulėjautoje, mano supratime, yra beveik tas pats, kas skaityti knygą. Nerandu didelio, labai principinio skirtumo tarp vieno ir kito. Iš tikrųjų, pradėjau rašyti tekstus jau seniai, gal 2009 metais pradėjau rašyti savo malonumui dėl to, kad kartais atrodydavo, kad knygos, kurios perskaitau, man nėra pakankamai, kažko trūksta. Tai norėdavausi kartais parašyti ar knygą ir istorijai tęsinį. Ir tas toks pakvailiojimas, kad kažką parašau, tiesiog kaip man atrodytų įdomiau, negu taip, kaip buvo parašyta knygoje, po truputį pasidarė įpročių, kad kiekvienais metais
kažkur skiriu ar keletą dienų, ar savaitę kažkur iškeliauti į kitą žmogų, į kitą pasaulį, į kitą charakterį, į kažką, kas nesu aš. Ir pasimatuoti kito žmogaus gyvenimą, kito žmogaus jausmus, kito žmogaus patirtis, kurias pats iš tikrųjų negali patirti. Negali patirti, kaip ten buvo senovės Romoje, kaip jie ten gladiatoriai kovojo, arba negali patirti viduramžių, arba negali patirti galimybės patirti aistringas emocijas, meilę, kokie nors irgi yra žmogui fizinėme gyvenime ribotos, negali jų patirti 120 kartų, bet vaizduoti jie gali. Ir tas galimybė įsivaizduoti, tas yra, kas mane viliojo rašyti, o knyga tai jau atsitiktinis produktas, kai kažkada prisikaupė tų rašymų, nuotykių pakankamas skaičius, parašiau knygos apimties tekstą, šita turbūt yra 4. ar 5. knygos apimties tekstas. Tiesiog aš jų nenorėjau niekam rodyti, tai buvo mano paties nuotykiai, mano nuotykis kažkur kažką patirti, padaryti vaizduotėje. Bet atėjo toksai momentas, kai vienas bičiulis, kurio vardo negaliu sakyti, nes taip susitariau, žodžiu, sako, neprotingai, tu gali, tu duok, praeis, ir mes sukirtam lažybų, kad... Iš ko kirtam? Butelį vyno, labai trivialų. Ar parašyk knygą ir išsiųsk į konkursą. Tai va, tokie... Ir čia buvo 24 metų Almos Literos suaugusiųjų literatūros. Taip, dabar jau tos datos bijau tiksliai atsakyti, bet buvo likę 45 dienos iki konkurso pateikimo termino. Tai va, tai sukirtam lažybų. Ar konkurso terminas buvo parašyti, ten žodžių skaičius buvo nustatytas spaudos lankais, aš juos nelabai gerai atsimenu, bet daugmaž apie 50 000 žodžių tai parašyti knygą, o šita knyga yra 90 000 žodžių. Nu, tai pusė daugmaž... Jau čia beveik 500 puslapių, kažkas 460. Tai daugmaž jau nuo 200 puslapių kažkur prasideda romanas. Tai romano dydžis yra apie 200-230 puslapių, jau turbūt pasiekė tą skaičių. Tai va, tokios buvo lažybos. Parašyk per tą laiką. Tai ir... Kiek vidų tikėjimo buvo? Parašysi, neparašysiu, kiek buvo užtikrintumo, kiek buvo baimės, kiek buvo dvejonių. Klausiu, nes mes daug kas, atrodo, parašysiu, kai būsiu pasiruošęs. O tas tokio pasiruošimo, ar padarysiu kažką, kai būsiu pasiruošęs, to taško kažkaip niekart nebūna. Tai kaip ir kalbėjom apie maratoną prieš tai, kad atrodo, bėgsiu, kai būsiu pasiruošęs, bet tiesiog ruošiesi ir dabar reikia bėgti. Tai ar buvo toks taškas, kad aš jau pasiruošęs, ar vis tiek dar kažko dvejojasi? Tai pasakiau taip ant karštųjų, sugėrės lažybų, o po to palundra! Kaip aš čia padarysiu? Žodžiu, buvo tas baimės. Tai gerai, tai iš karto tą pačią pirmą dieną parašiau 4 draugams, kurie buvo skaitę ir redagavę mano tekstus, kuriems patiko tie mano tekstai, anksčiau rašytos istorijos. Draugai, reikia pagalbos, reikia sugirtau lažybų, yra iššūkis, įsipareigojimas, reikia kažkaip jį daryti, ar sutinkat, ar pasirašot, kad aš rašau, jūs skaitot, ar komentuojat, ir viskas realių laikų praktiškai, žodžiu, negalima temti labai, ar turėsit laiko, ar galite skirtą resursą. Ir draugai pasirašė, tai va taip ir prasidėjo tos lenktynės. Pirmyn. Nėra teisinga būtų pasakyti, kad viską parašiau per tas 5 dienas. Buvo tokių keletas epizodų, kur jau buvo pusgaminiai kažkada anksčiau rašyti. Kažkai idėjų turėjai vis tiek. Daug, nemažai buvo idėjų ir siužeto sumanimo irgi turėjau principinį, nuo ko prasideda. Bet po to man yra įstrigęs į atmintį toksai Stepheno Kingo pavyzdys, kaip jisai supranta knygų rašymą, kaip jisai įsivaizduoja. Ir jisai sako, kad knygą rašyti, tai kaip archeologui iškasinėti dinozaurų kaulus. Prakasai kažką, čia kažkoks kaulas, ir nežinai, kas čia bus. Ir tada kasi ir vis daugiau atsidengia to dinozauro ir neaišku, kas iš jo išeis. Tai va, tai pradžia ta pirmasis kaulas, kurį atkasiau, tai buvo sugalvota, bet visas dinozauras, kuris išėjo iš tos knygos, visa knyga, tai gimė procese, jisai nebuvo iš anksto sugalvotas. Seka buvo. Grįžtant truputėlį į tą procesą, kaip pradėjai, man atrodo, čia yra svarbi pamoka, kurią mes kiekvienas galima išsinešti, kad nebūtina visko daryti vienam.
O tai, neįmanoma būtų šito uždavinio išspręsti, šito uždavinio vienam būtų neįmanoma išspręsti. Prie šitos knygos yra, aš paskaičiau, prisidėjo apie 70 žmonių vienokiais ar patarimais, ar redaktoriai redagavimais, o po to beta skaitytojai, po to redaktoriai, po to, žodžiu, ir autorius, aš bent jau šioje situacijoje buvau toks šiek tiek ir arbitras, nes vieniems žmonėms patinka taip, kitiems žmonėms patinka būtent priešingai. Ir tada bandai suderinti tuos skonius, o kartais perrašinį atskirus epizodus dėl to, kad tiesiog jauti, kad per daug polarizuojantis yra ir arba vieniems labai patiks, arba kitiems labai patiks, bet per vidurį nebus. Tai to gebėjimo pasinaudoti kitais žmonėms, menedžmento sugebėjimo kitų žmonių, įsiklausyti kitų žmonių nuomonės ir juos suprasti jų skonius, tai turbūt kritinė yra dalis darant taip greitai. Aš suprantu, kad aš dabar kalbu erezijas, nes dauguma rašančių autorių yra labai užsiangažavę aš. Taip, čia aš, čia mano, čia apie mane, čia mano jausmai, čia aš esu ir aš netgi neduosiu redaktoriai redaguoti, nes čia jinai sugadins mano kūrinį. Tai aš esu priešingai, aš prašau, redaguokite, taršykite, darykite, aš ne viską priimsiu, bet aš man labai noriu išgirsti, ką jūs man pasakysit, ką jūs ir ta komanda, su kuria pradėjom daryti, buvo tuo puikiai, kad buvo labai įvairaus spektro žmonės. Buvo studentė 3 kurso literatūros, kuri jaunatviškai įnešė požiūrį, buvo vienas Liutauras, vienas jau patyręs gyvenimą leidėjas, daug knygų matęs, kuris įvedė tokią brandžią perspektyvą. Viena redaktorė, Inga, turėjo turbūt aštriausią akį žodžiui taisyti irgi tokias o ketvirtoji redaktorė turėjo tokį liaudišką požiūrį, kur, žodžiu, tai čia šnekamoji kalba falšyva, čia jinai tenai man, jisai čia tai vietoj blėt sakytų, ne taip. Tai va, ir to 4, žodžiu, visų 4 žmonių įnašas yra tų, kurie skaitė tą pirmąją, yra jaučiamas toj knygų, jie visi padarė ženklų įnašą, kai kurios frazės yra, pradinė frazė buvo mano, po to keista buvo vieno, po to keista dar ir kito, ir galiausias rezultatas yra va toksai, kuris, man atrodo, ženkliai geresnis, negu aš pats būčiau galėjęs padaryti. Ja. Ir čia yra tas pamoka mums visiems, kad mes labai tikime tuo, kas mes esame, bet labai dažnai, tai, kas mes esame apriboti savo pasaulėžiūrą, apriboti savo įpročiais, savo įdirbiais. Ir priimti kito žmogaus įnašą yra labai svarbu. Kartais, nors kaip sakai, kai kurie autoriai to labai nenori. Galvoti netgi ne įnašą, bet gal geresnis žodis būtų, man ateina dažnai į galvą Tolkieno Žiedų valdovo rašytojo frazė, kurią jis parašė kažkuriam ten knygos leidime priekyje, kad pagrindinis tikslas rašant Žiedų valdovą man buvo istorijos pasakotojo noras išbandyti save. Ar aš galiu parašyti labai ilgą istoriją, kuri išlaikytų skaitytojo dėmesį, juos jaudintų ir kartais galbūt net sugraudintų. Štai. Visi žodžiai yra raktiniai. Ar aš galiu išlaikyti labai ilgai skaitytojų dėmesį? Čia yra pirmas. Nes jeigu tu nesugebi išlaikyti skaitytojų dėmesį, tu gali parašyti ten ir 1000 puslapių, jeigu tu jį pametė antram puslapyje, viskas. Goodbye, nesiskaito. Tai tas sugebėjimas išlaikyti skaitytojų dėmesį, tavo nuomonė negalioja. Tavo kaip rašančio negalioja. Tu turi iš tikrųjų, tas skaitytojų dėmesys yra pamatuojamas skaitytojų dėmesio. Tu turi klausti, žiūrėti, kaip reaguoja skaityti, ar tu išlaikai jų dėmesį, skyrius po skyriaus, puslapis po puslapio. Ir čia neįmanoma yra be atgalinio ryšio, to neįmanoma yra pamatuoti, tu nežinai. Tu gali spręsti kažkiek jausti, bet iš tikrųjų galutinis įmanomas tik pamatuoti ir žiūrint su skaitytojais. Ar jie užsikabino, ar jie skaito, ar jie nepadeda, ar jie... Tai to Tolkieno formulė ir vadovojasi iš principo.
jisai mane įtakojo. Nežinau, ar aš taip iš tikrųjų jau ten prie to, man irgi norėjusi išbandyti, esu daug tų istorijų prirašęs visokių savo malonumui ir norėjusi, žinau, pastebėjau jau prieš kurį laiką, kad vieną savo rašytų apysakų išverčiau į anglų kalbą ir tą tekstą man padėjo suredaguoti savanoris amerikietis redaktorius, teisininkas, kuris laisvalaikiu užsiima tiesiog grožinių tekstų redagavimu savo pramogai ir jisai jau mane tada irgi tas amerikietis pradėjo raginti, tu turi kažką spausdinti viešai, nes tavo tekstas yra per daug geras, kad jisai būtų ne vien tik tais tai. Ir va tai, nusimušiau aš nuo klausimų, kažkodėl pamečiau gale, bet žodžiu. Klausiu, ar vadovaisi Tolkienu, žinai, bet... Na, tai tas turbūt pribrendo laikas, kai jau norėjai išbandyti save, ar iš tikrųjų, ar pavyks išlaikyti tos auditorijos dėmesį. Žinau, kad mažų auditorijų dėmesį man pavykdavo labai pagauti ir išlaikyti. Esu kažkada irgi įdėjęs į kažkokį anoniminį puslapį keletą istorijų, kur irgi žmonės buvo tokios reakcijos, kad aš paprastai niekada neskaitau, bet. Aš paprastai niekada neskaitau, bet. Ir va, jeigu žmogus paprastai niekada neskaito ir išlaiko dėmesį 4 valandas prie teksto, tai kažką reiškia. Tai yra ženklas. Tai norėjusi pabandyti, ar pavyks išlaikyti dėmesį. Šita knyga yra skaitimo laikas. Įgarsinimo laikas, sakė aktorius, garsins apie 14 valandų bus klausimo. O šiaip mano skaitimo paskaičiavimo tai yra apie 9 valandas žmogaus, vidutiniu greičiu skaitančio žmogaus. Ar pavyks išlaikyti 9 valandas dėmesį taip, kad būtų sunku padėti. Aš atsimenu, kai Tomo, kai pasėmiau šitą knygą į rankas ir tą nusinčiau, sakau, dabar jau pradėsiu skaityti, perspėjai. Sakai, nusimatyti laiką, nes gali prisėsti ir paskui to laiko reikės. Ir jaučiu, kad netgi šitą knygą privertė mane truputėlį ne veltui blogos manieros būti melagiu savo žmonai, nes prieš einant miegoti, sakau, aš dar 15 minučių prisėsiu truputėlį paskaityti. Praėjo 4 valandos, buvo 2:30 nakties ir aš paskutinį puslapį suvalgiau ir gailėjausi, kad džiugu, kad suveikė. Baigėsi. Tai šitą knygą perspėju, jinai yra labai addictive, jeigu tokį, nežinau, kaip lietuviško kokį tą žodį panaudoti. Įtraukianti ir užkabinanti. Viena iš ankstyvų skaitytojų sakė, turiu tiek darbo rytoj, žodžiu, ir pasiimu vakare ir šita knyga yra, kuri vagia miego valandas. Taip, tikrai taip. Esu liudininkas to. Tai. Džiaugiuosi, kad pavyko šitą avantiūrą vagia, taip. Kaip pats jautiesi? Iš principo, gerai, parašėjai ir kai tu paskui tą istoriją, kad šiek tiek į ten krononimiškai gali savo tekstą nusiųsti, ir kažkur bandė tekstą rašyti ten šiandien, ar buvo ta vidinė baimė, dabar išeiti į viešumą ir pateikti savo tą kūrinį, ar kaip ir žinojai, kad bus gerai? Ne vieną esu gyvenimo karjerą nugyvenęs žmogus, kuris ir kalbėjęs prieš didelės auditorijas, ir turėjęs didelės finansinės atsakomybės, ir tai su ta gyvenimo patirtimi muštas, mėtytas ir vėtytas nebeturėjau tos tokios baimės kaip 18-metis, kuris nedrįsta kažko daryti. Taip, jau čia nėra to tokio, būčiau meluočiau, kad čia baisiai taip pergyvenau ir jaudinausi. Bet jaudinausi, taip, žinoma, kad jaudinausi. Įdomu labiausiai tas... Yra žmonės, kurie yra pažįstami arba kažkaip vis tik įtakoti tavęs, tai iš jų natūraliai tikiesi, vis tiek geresnė bus reakcija negu taip, bet tas tikrasis testas yra kaip atsitiktinis, nežinomas Jonas, Petras, Marytė ir Antanas iš kažkur, va kaip jiems, ar patiks ar nepatiks. Ir dėl to tai turbūt man buvo daugiausiai jaudulio, kai nežinai. Pavyzdžiui, kaip patiks šitokia knyga 17-metei, 18-metei merginai einančiai vidurinę mokyklą, kuri tiesiog nekenčia lietuvių literatūros, nes lietuvių literatūrai nėra suvertinčiusi nieko, kas jai patiktų. Kas buvo tavo skaitytojas? Ar turėjai vieną konkretų vaizdą? Kažkas sako, aš ten rašau 40-metį moterį, ar ten rašau konkrečiam labai skaitytojui, ar nebuvo tokio?
Ne, nebuvo konkretaus skaitytojo, tikrai nebuvo, dėl to, kad ir knygos ambicija buvo gerokai. Nuo pat pradžių žinojau, kad noriu rašyti plataus spektro knygą, tai, kuri yra nenišinė, kuri ne siaurai tikslinė auditorija, bet bandys pataikyti ir į vyrišką auditoriją, ir į moterišką auditoriją, ir į jaunus, ir į senus, ir išsilavinusius, ir nelabai išsilavinusius žmonės. Tai vienas iš komentarų buvo atėjęs vakar, žinote, yra neaiškaus IQ knyga. Neaiškaus IQ knyga. Ir lengva skaityti žmonėms ir nelabai sudėtingus tekstus valdantiems, bet taip pat nenuobodu skaityti ir žmonėms, kurie paprastų tekstų nemėgsta. Tai toksai atrodo, kad pavyko. Tas plataus spektro pataikymas, bent jau iki šiol taip atrodo. Pirmosios reakcijos tai iš visų kampų atrodo pataikytos. Nežinau. Dar iš tikrųjų negaliu pasakyti iš visų, nes dar negirdėjau literatūros elito reakcijos. Laukiu jos, įdomu, kaip sureaguos literatūrologai ir kritikai, kurie rašo į rimtąją spaudą. Esu 5 išsiuntęs ir dar ne vienas neparašė atsiliepimo, man įdomu, kaip jie sureaguos. Bet pirma knygos, kaip kalbėjom, jeigu tai būtų maratonas, ne, tai čia yra toks pirmas puskilometris. Ne, kaip pats vertini šį? Labai knyga muša ir mano paties lūkesčius ir panašu, kad ir publikos priėmimo lūkesčiai nepaprastai entuziastinga reakcija iš visų pusių yra. Ir nenuostabu, aš kai perskaičiau šitą knygą, iš karto savo knygų visiems būreliam, žinai, sakau, šitai yra sekanti knyga, kurią privalom perskaityti ir aptarti. Tikėkime, kad taip ir bus. Taip ir yra, jau taip yra. Kad gali būti, kad yra buvę literatūros istorijoje, kai knygos neranda savo skaitytojo arba randa ir subliūkšta, arba visaip yra buvę. Tai aš sakyčiau, kad paklauskit po 3 mėnesių, tada jau bus aišku, dabar dar per anksti spręsti. Gal tas maratono bėgikas nugrius po 5 kilometrų išsisems, pažiūrėsim. Kiek pačiam svarbu, galbūt ir vidinė motivacijai, sėkmė, nesėkmė iš tos knygos, ne, ten, ar labai stebi, kiek čia parduota, kiek sieji tą sėkmę su savo vidiniu pasitenkinimu, motivacija ir noru rašyti toliau? Su noru rašyti toliau praktiškai nesijėjau, nes tai man yra noras nepriklausomas nuo to, ar šita knyga bus sėkminga ar nesėkminga. Aš rašau jau daug metų savo malonumui ir toliau rašysiu. Tai yra mano pramoga, galbūt mano meditacija, arba galbūt mano joga, ar kaip tu čia pasakysi, nežinau kaip, bet, žodžiu, tai man savaime vyksta ir aš nelabai man reikia ir prisiversti ir galvoti apie taip. Tiesiog ateina noras ir atsisėdi ir pradedi rašyti. Bet kaip projektas, kurį įgyvendinau, tai geras būtų, analogas būtų su pokerio žaidimu. Ir tas Texas Hold'em pokeryje gauni 2 kortas į ranką, o ant stalo yra 5. Ir tarkim, gavai į ranką 2 kortas, kurios yra bet nėra nekažinkas, tarkim, ten 2 valetai, arba ten 2 devinkės, 2 dešimkės. Gerai, bet nežinai, ką su jie daryti realiai, kai atsiversi. Nėra blogai, bet nežinai, ar čia gavai gerą, ar čia laimį čia kortą gavai, jeigu kas nors geriau negavo. Ir tada, galvoju, kaip čia toliau žaisti. Ir laukiu iš tikrųjų, kokios kitos kortos atsivers. Ir tos kitos kortos ant stalo viena po kitos atsiverčia ir tada vis sprendžiau, kaip čia toliau bus, kokia šitos rankos tavo vertė yra. Ir kai šitą knygą parašiau, išsiunčiau į tą leidyklos konkursą, aš ją ir užmiršau. Aš tai iš tikrųjų čia 2 devinkės. Ranko yra. Padariau, lažybos laimėjau. Lažybos laimėjau, aš turiu kitų darbų, man nėra ko užsiimti ir tų yra, bet po to padariau tokį irgi pasitikrinimą, išsiunčiau tą knygą, gal 20 atsitiktinių žmonių, kurių nepažįstu, paprašydamas juos perskaityti ir bandžiau spręsti iš to, Kaip tu išsiunti žmogui knygą, kurio tu nepažįsti? Gatvėje sutikai, realiai? Yra toksai
knygų pusiau socialinis portalas Goodreads, kuriame renkasi knygas skaitantis žmonės. Aš padariau tokį asmeninį tyrimą, aš nusiskanavau, nusiripinau tą Goodreads erdvę, bandydamas išsiaiškinti, kiek ten yra lietuvių prisiregistravusių ir žinot, kiek yra 110 000. Yra nemaža Lietuvos visuomenės dalis yra ten prisiregistravusių. Aktyviai yra mažesnė, per metus prisijungia apie 30 000 žmonių, bet vis tiek tai yra žmonės, kurie aktyviai skaito, knygas mėgsta jas ir pasirašo. Vieni tik tais pasižymė žvaigždutėmis, kiti kažką savo pasirašo, yra tokie, kurie rašo atsiliepimus ir tai, kad ir kiti paskaitytų, ką aš galvoju apie knygą. Tai susiradau tame tinklapyje 30 atsitiktinių žmonių, kurių nepažįstu, kad būtų mažiau įtakojama nuomonė. Ir tiesiog parašiau jiems žinutę, ar nesutiktumėt perskaityti knygos. Visi sutiko? O ne, niekada nebūna visi, kad sutiktų. Čia procentas tam tikras, bet mandagiai prašant ir dar pasiūliau visada, kad kažkaip atsilyginti už laiką knygos čekių ar kažko tokio, kad būkit... Žodžiu, tai žmonės labai draugiški. Knygas skaitantis žmonės yra civilizuoti žmonės, draugiški. Jeigu ir pasiunčia... Sako, vienintelis vaistas nuo durnumo. Jeigu ir pasiunčia, tai malonė forma. Tai va, tai ir tada, tai jau tada buvo dar viena korta, kuri atsivertė, dar konkursas nebuvo, konkurso terminas dar turėjo būti rudenį, kaip aiškės rezultatai, o vasarą šitie skaitytojai ir išsiunčiau tą knygą ir jau pradėjo eiti tą skaitytojų pirmieji atsiliepimai, kad jau buvo jausmas, kad šita korta yra vertesnė, negu man atrodė pirmų. Trečia devinkė jau atsivertė. Jau atsivertė trečia devinkė, jau matosi, kad nes iškart atsirado pirmieji ten 2-3 žmonės, kurie sureagavo, buvo iš karto, akivaizdu, jau jie buvo knygos fanai. Jau ten vienas toksai žmogus, jau mane, aš tau surasiu leidėją, leidžiam. Jau čia yra taip gerai, kad būtinai reikia leisti. Ir jisai iš tikrųjų, jeigu kalbėt su kažkokiu savo draugu, leidėju, kad dariau, perduodu linkėjimus, jeigu matai. Ir tikrai matosi, kad kai žmonės šitaip turi tokį nuoširdų entuziazmą, daug didesnį negu mano paties, nes aš skeptiškas esu, visada konservatyvus, geriau mėgstu suklysti į saugėją pusę negu į džiaugsmingąją pusę, tai jau tada buvo ženklas, kad atsivertė gera korta. Na, po to atsivertė dar vieną gerą kortą, konkursas, laimėtas Arma Litero konkursas, paskambino nežinomas telefono numeris, laba diena, malonu, kaip čia jūsų, kas jūs toks esate, neaišku. Ir kodėl, tai va, perskaitėm, labai patiko, vienbalsiai nubalsavo, iš 56 knygų išrinkta kaip geriausia, norėtume išleisti. Okay. Koks jausmas tada? Malonus jausmas, bet ir truputį neramu, nes vis tik tais nepažįstami vandenys, kišikojai nežinomus vandenys. Tai va, tai šitas atsivertė gerą kortą, po to atsivertė nepaprastai gerą kortą dar vieną, kad tose pačiose Goodreads pasiteiravau žmonių, gal galėtų kas nors rekomenduoti meninę redaktorę. Arba anglų kalba sako developmental editor, lietuvių kalba sako meninė konsultantė, meninė redaktorė, kaip. Tai ne šiaip, kad redaktorė, kuri sutvarko žodžius ar sudėlioja kablelius, bet redaktorė brūkšnelis, kurie žiūri ir į kūrinio struktūrą, ir į arkų išbaigtumą, personažų motivacijas ir visą tai. Ir tai yra aukšto kvalifikuotumo žmogaus reikalaujantis darbas, žmogus, kuris pats galėtų parašyti knygą, bet jisai vietoj to, kad pats parašytų, kitam žmogui patarė, ką daryti ir turi patirties ir su... Tai va, tai ir man kelios buvo rekomendacijos, bet rekomendavo Vitalija Maksvytė, kuri lyg ir specializuojasi šiek tiek pradedančių autorių knygų pagimdyme. Tai va, ir tai buvo labai sėkmingai atsivertusi korta, kad man pavyko su ją susidraugauti, užmėgsti darbinį santykį, kuris pranoko visus lūkesčius tikrai. Ir tai į knygos rašymą įdėta laiką reikia dauginti iš 3, kiek buvo įdėta į knygos po to redagavimą. Buvo 3 kart daugiau darbo įdėta į knygos tvarkymą kartu su Vitalija ir peržiūrint, ir perrašinėjant, ir darant. Ir tas kokybės jausmas jaučiasi, kad yra labai
ir žodžio, ir sakinio, ir paragrafo, ir skyrių lygių, kai kurie skyriai išmesti, kai kurie iš vis perdaryti nuo prirašyta. Tai buvo nepaprastai sėkmingai atsivertusi kortą, nes Vitalija įdėjo, nežinau kiek darbo valandų, ne pagal atlyginimą tikrai. Ir pasidarė fanė. Knygos fanė, kuri irgi pamatė, kad gali būti kažkas labai, labai keistai, neįprasto Lietuvos rinkai, bet gali iššauti ir įdėjo visą savo širdį į tą reikalą. Tai dar viena sėkminga korta. Na, ir viena kortos po kitos atsidenginėjo ir jau panašu, kad dabar reikia skaitytojo kortos laukti. Jau ta pirmoji skaitytojų korta atsidengia irgi, jau ženklai yra, kad super. Jau girdėjom, kad viename portale net išpirkta yra knyga, tai... Jau rodo, kad 2-3 dienos pristatymas laukite. Tai. Ja. Ar būtum parašęs knygą, jeigu nebūtų? Būtum išsiuntęs, jeigu nebūtų lažybų? Ne, visiškai ne. Būčiau kitų, kuo užsiėmęs. Tai buvo mobilizuojantis įvykis. Turėjau ir nebuvo labai laisvas laikas, ir šiaip dar kitokių darbų turėjau. Tai, sako, aš atsimenu, kad Džonas Grišamas, žymus autorius, trilerius ir detektyvinius trilerius rašantis, yra kažkur savo patarimuose parašęs, kad jeigu if you're not writing 1000 words per day, you are not serious about writing. Jeigu 1000 žodžių neparašai per dieną, tu nežiūri tą reikalą rimtai. Tai man tai buvo seniai toksai atskaitos taškas, kad tą 1000 žodžių parašyti per dieną kokybiško teksto yra... Jeigu tu tos kartelės nesugebi perlipti, tai tada geriau net nebandyti. Ir tai užtrunka maždaug per dieną kiek? Parašymas gali užtrukti... Pirminis juodraštis gali užtrukti valandą, pusantros, o baigtinis juodraštis gali užtrukti... Tai reikia, aišku, suprast, kad metodai skiriasi, bet mano metodas yra rašymo toksai, kad aš labai daug išmetu. Aš parašau ir išmetu. Tai iš tikro tas tempas rašymo, krūvis tą rašymų buvo ne 1000 žodžių per dieną, bet 3000 žodžių per dieną. Ir dabar įsivaizduoji tą šiukšliadėžę, to turto prikaupto, kurį tu išmeti. Jisai yra, kompiuterio diskas yra, ten to šiaip atlikusių juodraščių ir antra tiek, negu kiek yra. Ar būna dažnai žmonės, autoriai, kūrėjai, rašytojai susiduria su to balto puslapio? Ar tai yra mitas? Kad ateini, ir neturi apie ką rašyti, nežinai nuo ko pradėti. Žinau, kad man tai būtų, jeigu turėčiau įsipareigojimą, kad aš privalau leidyklai parašyti tenai tokį dalyką, tai man tai būtų. O kai lažybos su draugu, tai ne, niekada. Ne. Tai iš kur ta motyvacija tada kyla? Lažybos, noras parašyti, noras priduoti, pagrindinė motyvacija kokia? Ne, pagrindinė motyvacija, tai yra malonus impulsas, tai pasakysim, bet pagrindinė motyvacija vis tik tais yra patirti, pajausti. Ta knygos ir skaitomos knygos, ir rašomos knygos yra galimybė pasimatuoti kitų žmonių gyvenimus. Ir knygos personažai, niekas nėra iš tikrųjų visiškai, net ne visiškai, nedaug kas yra panašus į mane. Vienas epizodinis veikėjas yra mano, šiek tiek turi bruožų, bet visi kiti yra žmonės, kurie yra sukurti. Ir tas yra gal ir rašymo stebuklas, kūrybinis stebuklas, kad tu tuos personažus sugalvojęs, jie po kurio laiko įgyja savo gyvenimą ir jie visiškai jau atrodo, ne aš rašau, o tas pats personažas už save pasako, jisai elgiasi, jisai turi savo motyvus, jisai to nori, to nenori ir jisai šitaip reaguoja. Ir tarsi aktorinis truputį šiek tiek reikalas yra, įsijauti tarsi aktorius į personažus ir juos vaidini. Ir tai tas galėjimas patirti kitų žmonių gyvenimus yra mano pagrindinis motyvas. Man tai labai patinka. Galėjimas stipriai įsijausti į kitų žmonių gyvenimus. Ir žmonės, kurie yra nepanašūs į mane, o kartais ir ne žmonės, esu kelias istorijas rašęs, kurie buvo vienas iš šuns perspektyvos, kaip šuo jaustų. Arba esu iš senos moters perspektyvos rašęs, esu rašęs iš vaiko, iš kūdikio perspektyvos, iš išsilavinusio žmogaus,
iš Giezo perspektyvos esu rašęs ir apsimetęs taip, kad net pažinau, kad galvoju, kad iš tikrųjų įdėjau anonimiškai ir žmonės galvojo, kad rašo toksai. Tai tavo gyvenimo gal hobis, ne, rašymas, nes kaip skamba, kad tai vienas iš hobių. Lydėjo tave. Vienas iš hobių, taip, vienas iš, kaip ir skaitimas, skaitai ir rašai. Tai čia toks tai yra, vienas ir kitas man eina ranka rankon, aš jų nelabai galiu atskirti. Kai mažai skaičiau, tai mažai rašiau. Kai dabar man irgi gyvenimo tarpsnis toksai, kad skaitau daugiau, tai ir daugiau ir rašyti norisi. Siužetas yra neįtikėtinai dinamiškas, kintantis, stebinantis. Kiek paties buvo noro provokuoti, padaryti jį tokiu, kiek tai buvo natūralu ir visiems labai yra įdomu, kiek tavo paties gyvenimo yra tame siužete. Ar kažkiek rėmėsi savo asmenę patirtim, ar visa tai yra fantazijos vaisius? Ir 100% ir 0%. 100% yra, nes aš parašiau. tai negali nuo savęs pabėgti. Čia kažkas turėjo tą viską parašyti, tai ne dirbtinis intelektas sugeneravo, čia aš viską parašiau. Tai žinai, kad čia mano vidinio pasaulio produktas, šie žodžiai susidėliojo kažkaip iš manęs. Bet jeigu kalbant apie asmenybės, bruožus, charakterius, įvykius pasaulio, tai labai mažai yra iš to, kas yra knygoje, yra tikra, viskas yra sugalvota. Yra kažkokių precedentų tikrovėje, kažkas kažkur kažką matei, kažkur esu matęs ir nėščią verkiančią moterį, kuri buvo tenai prieš gimdyvinės egzemos pažymėtų veidų ir tas man įstrigo vaizdas ir va čia vienas iš tokių elementų, kuris atsirado knygoje. Esu jautęs, aišku, irgi nemažai tų emocijų, kurios jaučia knygos personažai ir netekties jausmą, kada norisi rėkti iš to, kaip čia su manim, kaip taip galėjo neteisingai su manim atsitikti, kaip taip, ir negali žodžiais verbalizuoti to, tiesiog norisi rėkti ir tiek. Tai jeigu visiškai neturėtum tos emocinės patirties, tai negalėtum jos įtikinamai ir pameluoti. Reikia turėti kažkokią. Bet kai kuri patirtis yra visiškai išlaužta iš antrinių šaltinių, be asmeninės. Nesu nieko gyvenime nužudęs. O čia šios knygos personažas patiria žmogžudystės patirtį ir kraujo kaltę. Ir tą jausmą suprasti, turbūt sunku yra suprasti, jeigu pats jo nesi patyręs. Bet domėjausi šaltiniai, žiūrėjau, kaip gan įdomu, kad vienas iš komentarų Gudrys bendruomeniai neseniai buvo parašytas moters, kuri yra klinikinė psichologė. Ir pasidžiaugiau, kad rašo, kad labai įtikinamai pavaizduotas yra narcisistinės psichopatinės asmenybės vienas personažas, kad įtikinamas taip, kaip būna. Nors atskirai nedariau tyrimų, bet iš dalies buvo prototipai irgi bandymas suprasti, kaip toks žmogus elgesi, kaip jisai funkcionuoja, koks yra jo būdas. Ir įsijausti nėra lengvai tokį personažą, tikrai, bet kaip jisai vienokioje ir kitokioje situacijoje jaučiasi. Tai ne visada maloni patirtis, bet jaudinanti patirtis yra išbandyti ant savęs apsirengti tokių skirtingų žmonių rūbais. Gal turi kažkokį tai būdą, kaip vis tiek ta fantazija dabar sakai, einu, dabar kuriu. Vis tiek turi būti kažkoks perdamas laikotarpis, gal kažkokie, tai nežinau, ritualai, pasiruošimai, kaip įeiti į tą rašytojo būseną, rašymo būseną. Dažniausiai prasideda nuo kažkokio padriko eskizo, kažkokio... Turiu vieną gerą atskaitos tašką. Turiu vieną tokį atskaitos tašką. Ar tau, Simai, būna, besiklausant muzikos, šiurpuliukai, kad eitų per nugarą? Be abejo. Būna. Ne visiems žmonėms būna. Yra kažkoks darytas mokslinis tyrimas, aš jo dabar tiksliai nepacituosiu, neatsimenu, bet tik 2/3 žmonių būna nuo muzikos šiurpuliukai per nugarą. 1/3 nebūna. Man būna šiurpuliukai nuo muzikos, man kartais būna šiurpuliukai nuo knygos ar nuo filmų ar nuo serialo epizodų, kur labai jauti, kad paliečia kažkoks. Tai dažniausiai pradedu rašyti nuo kažkokios situacijos, kuri man pati bandymas parašyti taip, kad man pačiam sukeltų šiurpuliuką nugaroje. Jeigu tas pavyksta, tada aš manau, kad ir kažkokį poveikį paliks ir skaitytojui. Tai va tos geras startinis taškas yra tas toksai situacijos. Nesvarbu apie ką, bet svarbu, kad išauktų stiprią emocinę reakciją.
Manau, kad kiekvienas skaitytojas vis tiek jisai savo asmenę patirtį turi ir įgauna skaitydamas šitą knygą ir savo pamokas susineša skaitydamas kiekvienas individualiai. Kai rašei ir parašei šitą knygą, kokia yra pagrindinė Tomo Mylistos žinutė, kurią tu norėjai perteikti pasauliu šitą knygą? Turbūt tokia ta žinutė yra, kad lietuvių literatūra, kiek aš ją esu skaitęs ir kiek visi mokyklose, programuose einam, yra amžina nelaimių ir verkšlenimo literatūra. Paskenduolės ir sodybų tuštėjimo metai ir parduotos vasaros ir kaip mane nuskriaudė ir kaip aš visą laiką sėdėjau ir nieko nedariau ir kaip viskas su manim blogai nutiko ir koks aš dėl to esu nelaimingas ir dėl to verkiu ir mane skriaudžia ir taip. Ir tas įsibėgėjęs depresijos verkšlenimo mentalitetas yra tradicija. Jinai yra, paskaitytum dabartinės lietuvių literatūros kūrinius, irgi 3/4 yra kūrinių depresyvūs. Protagonistai yra labai nelaimingos asmenybės, kurios kenčia egzistencinę kančią ar moters skriaudas, ar, žodžiu, ta nuolatinės depresijos jausmas yra lietuvių literatūrai. O atsidarykit langą ir pažiūrėkit, ir Lietuva gyvena turtingiausius, geriausius laikus, kiek yra buvę. Tikrai. Žmonės apklausose esame viena iš laimingiausių tautų pasaulyje. Ar ne, aš ten neatsimenu. Jaunimas tikrai yra vienas iš laimingiausių. Ir paprasti žmonės gerai gyvena ir aukštesnioji klasė nepaprastai sėkmingai sekasi. Ir aš jaučiu tokį nesutapimą su to, kas kultūrinis yra mentalitetas yra, ojojoj, kokie mes nelaimingi, kaip mums čia viskas blogai. Atidarė langą, žmonės važinėja su Lexusais ir stato, ir kūrė, ir daro, ir klesti šalis. Ir man atrodo, populiarioj kultūrai tas persilaužimas įvyko jau prieš gerokai laiko, prieš kiek čia laiko buvo Marijaus Mikutavičiaus daina "Kaip gyveni gerai, kaip tu jauties laimingas". O lietuvių literatūrai "Kaip gyveni blogai, oi blogai, kaip tu jauties, ai, koks aš nelaimingas, oi. Tai turbūt knygos vienas iš tokių, jeigu reikėtų žinutę perteikti, yra tai, mes esam žmonės, kurie esam tauta, kuri išgyveno iš skurdo kilusi, iš skurdo neganų priespaudos, sovietinės priespaudos. Ir mes susikūrėm savo gyvenimą, mes esam laimingi, mes esam proaktyvūs žmonės, kurie nesėdi ir neverkšlena, kad man labai blogai, bet knygos pagrindinis personažas, protagonistas, patenka į bjauriausias situacijas, kiek tik įmanoma įsivaizduoti, ir jis sukasi, jisai kapštosi, kaip jam ten einasi, gerai ar blogiau, bet jis yra žmogus, kuris kūrė savo laimę. Tai tokia yra turbūt bandymas prisitaikyti prie šito laikmečio, bandymas iškomunikuoti šito laikmečio jausmą, kuris mūsų literatūrai buvo nebylus. Šiuolaikiniam skaitytojui, ką gali duoti šitą knygą? Visų pirma, 9 valandas pramogos, 9 valandas laiko, kai smagu kažką daryti. Tai va čia, jeigu šitai davė, visą kitą, gerai. Okay. Koks didžiausias iššūkis buvo rašant šitą knygą? Ar tai, ko tikėjasi, galbūt kažkas buvo? Iššūkis turbūt nuovargis į pabaigą. Žmogus turi savo natūralius limitus ir kai jau dirbi 6 savaitę neįsimiegojęs ir tas kavos perdozavimas nuolatinis pradeda jau širdį mušti. Ne, kad kiek, 10 ponelių per parą? Taip buvo, taip, kad jau darai ir vis nori palaikyti tą formą ir žmona pasakė, kad tavo pakiai pajuodė, tai jau buvo jausmas, kad pasiektos yra fizinių galimybių libos artėja. Tai tas buvo turbūt iššūkis. Podcast'o net ir šito pokalbio tema yra gyvenimo autorius. Ką to reiškia būti savo gyvenimo autorium? Savo gyvenimo autorium turbūt labiausiai reiškia tai, kad karts nuo karto reikia pasiryžti išeiti iš įprastinio savo gyvenimo, iš savo komforto zonos, pakeisti.
Jeigu susikūrė gyvenimą, kuris tau patinka ir gyveni ir viskas gerai, bet jisai nesikeičia, tai tada jau tavo, ne tu kuri savo gyvenimą, bet gyvenimas tas tavo nustato tave vežės ir kuria. Ir aš kelis kartus gyvenime esu radikaliai išėjęs iš komforto zonos, pakeitęs iš savo, iš tas aplinkybės, visiškai metęs darbą, keitęs karjerą, išmokęs užsienio kalbą, kažką gyvenęs, išvažiavęs į kitą šalį. Ir tie kritiniai lūžiai, kurie yra nejaukus, nemalonus tuo momentu, kai tai juos darai, iš tikrųjų tai yra tavo gyvenimo kelias. Ta tu jau tada jauti, kad va šitas yra tavo gyvenimo, kurį tu nusprendai, nes tu nusprendai. Ir va čia pasirinkai, geras ar blogas sprendimas, ne visada geras, bet jis tai buvo tavo sprendimas. Daugelis žmonių ir nepriima tų sprendimų, nes jie yra nepatogus, jie yra sunkus. Kaip žinai, kad laikas? Man pagrindinis indikatorius yra, kad nuobodu. Bet tai turbūt gal neužtenka to, kad reikia vis tik mes turime atsakomybę prieš šeimą, ir prieš artimuosius, ir finansinius įsipareigojimus žmonės. Tai tų tokių sprendimų, kad va šiandien viską mečiau ir darausi, einu į vienuolyną gyventi, negali tu jų taip jau padaryti, ignoruodamas savo aplinkos. Turi jiems pasiruošti, reikia metus ar keletą metų pasiruošti jiems. Tai šitą vis tik reikia susibrandytus. Bet turėti polinkį, kad nusistatyti, kad aš privalau keisti. Kaip kažkokia čia tokia profesija man buvo atėjusi galva, kad nenori tave išmeta iš darbo po kurio laiko, tai yra tokių. Ir man atrodo, kad jeigu jau supranti, kad tau yra nuobodu ir pats tada natūraliai tiek neduodi, tai arba jau pats išeik, žinai, arba vis tiek su laiku tave išmes iš to darbo. Tai gal geriau pačiam išeiti tada. Geriau pačiam išeiti. Tai gerai, aš įsivaizduoju, kad yra tikrai nemažai žmonių, kurie rašo, kaupia, kažką daro, kažkur savo kompiuterių failuose, galbūt artimiesiems duoda paskaityti, bet niekada nedrįsta išeiti į išorę. Nes tai yra galvojant, kaip priims, ar čia pakankama gerai, ar iš savo patirties, kokia yra ta galbūt ir formulė, ar algoritmas, kaip tu patartum tiem žmonėm tą kelią nusibriežti, ką daryti, kaip galų galėti ir išeiti ir įveikti savo baimę. Aš žinokit, sakyčiau, kad jeigu jaučiate tokį, kad gal nepakankamai gerai ir kaip čia priims, tai tikriausiai jūs esate geresniai pusėje. Nes blogiausius tekstus, kuriuos esu mėgėjiškus skaitęs, tai tie, kurie sako, aš čia super padariau, čia tai fantastika, čia tai bus jėga, imkite mane ir skaitykit. Šitie žmonės tikrai blogai rašo paprastai. Tai būtent ta dvejonė yra pirmasis kokybės ženklas. Savęs introspekcija, savęs abejojimas ir pasitikrinimas, ir daugkartinis pasitikrinimas yra, mano manimu, dažniausiai jau yra ženklas, kad žmogus turi rašymo potencialo, kad patiks kitiems, nes jisai nori prisitaikyti prie kitų. Nes jeigu aš esu genialus ir darau taip, man čia taip super labai patinka, aš tokį įsiminęs esu frazę visam laikui kažkada irgi mėgėjiškam tinklapyje, paklausė jaunas žmogus mano nuomonės, kaip čia šitas mano teksto gabaliukas. Ir atsiuntė tą teksto gabaliuką ir tas tekstas jau buvo aš apie save ir apie mane ir aš. ir taip, kokie gal 10 puslapių ir aš. Ir parašiau, kad gal reikėtų pabandyti parašyti apie visuomenę, apie žmonės, apie kažką, kas būtų kita. Ir jis man tada atrašė, bet juk turėtų visiems būti labai įdomu mano vidinės savieksplikacijos. Negali ginčytis, žmogau, kad galėtų būti, gal čia savo pačiam įdomu, bet vis tik tais rašydamas turi rašyti skaitytojui, ne savo vidinės savieksplikacijas dėstyti ant popieriaus. Tai tas, kai sakai pasibandymas, tai tiesiog po truputį siūs. Bandyt su žmonėm, jeigu nesijaučiat patogiai dėdami savo vardu, dar rašykite anonimiškai. Yra vienokių ir kitokių mėgėjiškų tų tinklapių, kur galima įdėti vieną kitą rašinėlį ir tada jauti, ar užkabina žmonės, ar neužkabina. Nebūtinai turi užkabinti visą masinę auditoriją, galima bandyti surasti savo nišą. Jeigu keliems žmonėms patinka, tada bandyti eksploatuoti tą būtent. Nes yra žmonių, kurie turi aiškius
literatūrinius skonius, poreikius, kuriems ten patinka tik tais vieni domėsi ten konspiracijų literatūra ir kai kuriem dideliai šalyje, tokiu kaip Junktinės Amerikos valstijos, užtenka išsirinkti siaurą nišą ir bus pakankamai skaitytojų. Lietuva dėja yra per maža šalis, kad galėtų būti komerciškai gyvybingas rašydamas konspiracijos nišos ten tas teorijas, bet draugų surasi vis tiek, jeigu nebūsi gal komerciškai sėkmingas arba masiškai populiarus, bet surasi ratelį draugų, kuriems tavo skonių literatūra patiks. Na tai pabandyt susirasti tą bendraminčių ratelį ir su jais pradėti savo kelionę, savo nuotykį. Blogos manieros išėjo, blogos manieros jau dabar savo gyvenimą gyvena, ne, rašytojas jau truputėlį atskirai. Kokia ambicija, kokie planai ateičiai? Kol kas viskas sujęs su šita knyga, jeigu ir su leidykla mes bendraudamas tokia irgi turėjau gan aišku lūkestį. Lietuvos ta rinka nėra didelė, konkurencija labai didelė vidinėje rinkoje yra. Tai toks ir buvo mano susitarimas, toks yra mūsų, kad jeigu knyga tikrai išaus ir matysis, kad pardavimai yra pirmo kalibro, kaip Lietuvoje yra 4 knygos, aš nežinau komercinių pardavimų, bet žinau 4 knygas, kurios per pirmuosius 6 savo mėnesius rinkoje surinko virš 1000 įvertinimų Gudrys platformoje. Tai lietuvių bendruomenė Gudrys perskaitė ir įvertino žvaigždutėmis. Yra 4 knygos. Tai jeigu šita knyga eis panašiu tempu, kad per 6 mėnesius surinks virš 1000 įvertinimų žvaigždutėmis, tai reiškia, kad yra elitinė knyga. Tai tada norėtųsi ją versti, norėtųsi ją bandyti ištransliuoti platesniam pasauliui. Ir manau, kad jinai turėtų būti turėtų rezonuoti su mūsų kaimynėmis šalimis, Lenkija, Vokietija, Skandinavijos, su šalimis, kurios jaučia Rusijos agresijos grėsmę, kurios jaučia demokratijos nuosmukio grėsmę, kurios ne mes vieni šitaip jaučiamės ir kaimynai taip pat jaučiasi. Na, jeigu nepavyks to pataikyti į tą tokį 10, kad jau laišovė tikrai akivaizdžiai, na tai šiaip smagus nuotykis, ačiū, bet einu daryti kažko kito. Gyvenimas vienas ir tas gyvenimas persirėtus per 50 metų jaučiasi vis jo aktyvių valandų skaičius vis mažesnis ir mažesnis, dėl to norisi dar 100 dalykų padaryti, norisi ką norėčiau padaryti. Galbūt rašysiu kitą knygą, galbūt kursiu dirbtinį intelektą, galbūt darysiu kompiuterinį žaidimą, gal dar kažką, bus matyti. Šiuolaikiniai kūrėjai labai naudoja dirbtinį intelektą, ypatingai rašymai. Ar prie šitos knygos kūrimo turinio buvo prisidėjęs? Ne vienas žodis nėra dirbtinio intelekto. Jeigu ne to, pagal tą tradicinę apibrėžimą, galiu sakyti, kad yra daug sinonimų ieškota, kai ieškojo, bet šiaip tiesiog iš sinonimų žodynų, neprašant čia GPT, bet pačiam kartais bandai surasti tikslesnį žodį, kuris atspindėtų situaciją geriau ir tas žodis su pavyzdžiais, jeigu susirandi, yra daug šaltinių, kur atrandi, kad kartais būna niuansas geriau pataikytas. Tai va šito pagalba iš išorės tokia yra naudota. Šitam pokalbio erdvėje turime tokią tradiciją, adaptuotą tradiciją, ne mūsų originaliai sugalvota, bet man atrodo puikiai tinkanti, kai buvęs kalbėtojas jisai palieka klausimą. Palieka klausimą sekančiam pašnekovui, nežinodamas, kas jį arba jį bus. Ir Tomai, tau klausimas yra toks. Ką patartum ateities kartom, kad gyvenimas būtų prasmingesnis, nei kad šiuolaikinėme pasaulyje, kuriame vis dar dėja dominuoja jėgos kultas? Patarčiau ieškoti balanso, patarčiau bandyti rasti atsvaras ir šalims, ir žmonėms individualiai. Labai jaučiasi didelėje šalyje, tokie kaip, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos, labai jaučiasi didelė kultūrinės gravitacijos jėga, kuri priverčia žmonės daryti visus panašiai. Ir literatūroje, ir asmeniniuose gyvenimuose gyvenant visi laikosi tam tikro modelio. Ir tas toksai
didžiulis traiškantis visuomenės poveikis yra toks stiprus didelėje šalyje, kad jisai tiesiog diktuoja žmonių gyvenimą, jisai pradeda stelbti žmogaus individualumą. Mes esame mažos šalies žmonės ir mes turim privilegiją, kad mes galim balansuoti vieną jėgą prieš kitą jėgą. Vakarų, rytų civilizacija, mūsų pačių kaimynų, mes esame maža šalis, dėl to galim vieną su kitu. Man atrodo, lietuviai turi didesnę skonių, nuomonių, kultūrinę įvairovę negu didžiųjų šalių piliečiai. Tai yra mūsų koziris. Tai ir individualiam gyvenime žmogus irgi, aš manau, kad turtingesnis yra gyvenimas, jeigu tu leidėsi į tą gyvenimą bandydamas ieškoti ne vieno, bet kelių atsveriančių įtakų. Mes turim tradiciją mokytis kalbas, tai yra labai puikiai mūsų tradicija. Aš moku 4 užsienio kalbas. Ir tas kiekvienos kalbos mokėjimas atneša tos kitos šalies perspektyvą, ir tai galų gale tave padaro pilnavertiškesnį tavo gyvenimą, nes tu gali pasverti vieną su kitu, palyginti vieną, tada prasmingiau atrodo tai, ką tu darai. Supratau. Tomai, ačiū tau labai už pokalbį, ačiū, kad pasidalinai. Klausytojams labai rekomenduoju Blogos manieros. Jeigu dar nepabandėte šitą knygą, nusimaikite 9 valandas, jų tikrai reikės, planavot ar ne, jas šitą knygą iš jūsų pasiims. O mes lauksime kitų lažybų, lauksime kitų kūrinių, nes paskaičius vieną kokybišką daiktą norisi daugiau. Tai linkiu Tomai toliau eiti savo gyvenimo keliu, kuris yra tikrai nuostabus, kupinas vingių ir pasirinkimų. Ir ačiū už pokalbį. Smagu, ačiū. Ačiū.